Tai sveiki visi, aš esu Marius iš CarPlay LT, šalia manęs turim Tesla Model 3 ir paskutinį kartą, kai rodėm šitą modelį, buvo tik tai sumontuotas CarPlay'us, o dabar ją sumontavom dar daugiau visokios technikos. Ką turime, tai turime elektrinę bagažinę ir elektrinę priekinę bagažinę Frank. Tai priekinė bagažinė nebuvo elektrinė, tai dabar paspaudus mygtuką ant appso galime matyti, kaip atsidaro bagažinė ir kartu galima paspausti mygtuką ir uždaryti ją. Kitas pasikeitimas, šis modelis neturėjo galinės elektrinės bagažinės, tai galinė elektrinė bagažinė lygiai taip pat sumontavome, paspaudžiame ant appso, kad atidaryti elektrinę bagažinę ir jinai atsidaro. Taip pat sumontavome mygtuką, kurį paspaudus ta elektrinė bagažinė užsidarys. Vienintelis dalykas, ko dar trūksta, bet tai padarysime ateityje, tai yra atidarimo bagažinės su koja, kol kas nėra sumontuotas sensorius, bet vis dar turime pasikeitimų šitai Teslai, galui turim numatę, sumontuosime ir tą sensorių. Dar vienas dalykėlis, kuris gana įdomus, tai yra elektrinės pačios atsidarančios rankenėlės su apšvietimu. Tai reiškia, kad jeigu jūs paspausite čia priekį, atsidarys rankenėlę ir ją galite patraukę atidaryti duris. Kartu su rankenėlėmis sumontavome ir durų pritraukėjus. Uždarome duris, duris prisitraukia. Kas dar fainai su šitom rankenėlėm yra, kad galima keisti jų spalvą. Tai parodysime, kaip čia keičiasi ta spalva. Darom rankenėlės. Reikėtų paspausti, palaikyti 3 sekundės parking mygtuką ir turėtų pasikeisti rankenėlių spalva. Tokie pasikeitimai iš lauko, einam pažiūrėsim į vidų, kokie pasikeitimai atsitiko viduje. Tai viduje turbūt didžiausias matomas pasikeitimas tai yra sumontuotas Ambient Light. Čia Model 3 neturėjo Ambient Light iki paskutinio facelifto Highland versijos. Tai Ambient Light buvo toksai dalykas geidžiamas, bet kartu ir negaunamas. Todėl čia yra sumontuotas neoriginalus be abejo Ambient Lightas. Uždėtos šviesos čia, uždėtos šviesos ant durų, uždėtos šviesos ant pagrindinės konsolės. Taip pat yra garsiakalbių dangteliai šviečiantis. Tai yra galinės sėdynės apšvietimas, taip pat sumontuotos galinės durys. Ir kas yra fainai, kad galima labai nemažai žaisti su spalvom, keisti jų konfiguraciją, galima keisti viršutinės spalvas, galima keisti atskirai vidurinės spalvas. Featuresai, kaip atidarius duris, mirksi raudonai, tam, kad matytų atvažiuojantis automobilis, kad neatsitrenktų jum į duris. Arba įjungus posūkį, bėga posūkio signalas. Tas Ambient Lightas tikrai prideda tokio jaukumo, šiuolaikiškumo mašinom. Tikrai žinom iš CarPlay LT patirties, kad daug žmonių prašo, klausia ir esam nemažai sumontavę to Ambient Lighto. Tai nuo šiol galima kažką pasiūlyti ir Teslai. Tai dar vienas dalykas, kuris man labiausiai patinka iš šių upgrade'ų, tai yra tai, kad galima dabar stumdyti ekraną. Tai sumontavimą papildome jungti ekranui, kuris dabar nebėra stacionarus, jis gali sukinėtis 40 laipsnių visas pusės. Tai reiškia, kad galime paimti jį, atsisukti į save, galime paimti, atsisukti į keleivį, pasireguliuoti į viršų, į apačią. Daug labiau panašu, ta pozicija labai panaši į Model 3 ar Model Y Highlando poziciją, kuri yra daug patogesnė. Taip pat jums nebereikia tiesti rankos, kad pasiektumėte ekraną. Tangi ekranas biškį priartėjo, jums galite laikyti ranką tiesiog ant porankio ir patogiai naudotis šiuo dideliu ekranu. Dar vienas dalykas, kurį sumontavome į šią Teslą, tai yra mažas ekraniukas prie vairo, tai yra kaip skydelis, kuris taip pat prie kurio yra prijungta priekinio vaizdo kamera ir kuris duoda informaciją. Tai jis labai puikiai šiuo atveju, šioje automobilyje labai puikiai papildo CarPlay full screeną, kuris uždengia tam tikrą informaciją, bet su šiuo ekraniuku galima tą informaciją matyti ir taip pat nebereikia sukinėti galvos, stebint greitį į šį
didįjį ekraną. Galima įsijungti priekinio vaizdo kamerą, kuri yra sumontuota į priekinį buferį. Šiam modeliui taip pat ganėtinai trūksta tos priekinės kameros, ypač parkuojantis prie žemo bordiūro, kadangi automobilis žemas, o priekinė kamera veikia tik tai prie lango. Tai tas yra toksai aklas kampas, tai sumontuota priekinė kamera visai smagiai papildo kasdieninį parkavimąsi šiuo modeliu. Tai tokia trumpa apžvalgėlė priedų, pagerinimų, patobulinimų, kuriuos sumontavome šią Teslą. Prižadame, kad jų bus dar daugiau. Kol kas visi pagerinimai daugiau mažiau buvo viduje. Taip pat darysim kažką ir išoriai. Dar išbandysim kažkokių skirtingų produktų. Jeigu jūs kažkoksai tai produktas domina, ar turite kažkokių klausimų, pasiūlymų, galite drąsiai kreiptis arba rašyti komentarą. Ir mes su jumis susisieksime, pabendrausime, atsakysime į klausimus, taip galima geriausiai. Neheitinkit tos Teslos, viskas gerai, tai tiesiog automobilis, tiesiog žaislas, daiktas, veža, transportuoja tave. Ir viso, iki kitų susitikimų.